Erdvinio objekto savybės. Nubrėšiu taškinį erdvinį objektą, linijinį erdvinį objektą ir plotinį erdvinį objektą. Plotinis erdvinis objektas yra nelabai matomas, jis yra kaip ir nespausdinamas, kad būtų lengviau jį apčiuopti. Įjungsiu plotinių erdvinių objektų fono spalvą, pasirinksiu naują, pasirinksiu norimą spalvą ir dabar plotinis erdvinis objektas bus lengviau jį parinkti bus. Kad tvarkyti erdvinių objektų savybių reikšmes, galime naudoti šį kaspino juostoje esantį mygtuką arba meniu punkte esantį šį mygtuką, arba tiesiog vykdant komandą stk3 eo savybės. Parinksime erdvinį objektą, kurio savybės keisim. Parenku lapuoti medį. Tada jungtinio langelio išskleidžiamame sąraše pasirenkame rūšies reikšmę, kuri yra nustatyta klasifikatoriuose GKTR. Taip, ir kad būtų aiškiau, skaitopė ties kiekviena klasifikatoriaus eilutė iškrenta pagalbinis langelis, kuriame yra detalus klasifikatoriaus aprašymas, tarkim BT reiškia baltalksnis. Toliau galime pasirinkti norimą skersmenį arba tiesiogiai į langelį įrašyti šį skersmenį ir spaudžiame OK. Taip, tai matome, kad atsirado savybės šito erdvinio objekto, tai yra bloko atributai, ir tos savybės matomos kaip anotacijos. Tos anotacijos yra bloko atributų atvaizdas, todėl parinkus šitą bloką matom, kad ir tuo pačiu pasižymi ir šitie bloko atributai. Jeigu juos nuspaudę Ctrl+K klavišą parinksime, galime šitos atributus stumdyti, taip, kad neuždengtų kitų erdvinių objektų. Taip pat su erdvinių objektų savybių tvarkytuvu mes galime išjungti šių atributų matomumą ir jie tampa nebematomi brėžinyje. Analogiškai galime redaguoti ir linijinio erdvinio objekto savybės. Rodome linijinį erdvinį objektą, pasirenkame reikiamas savybės ir nustatome jų reikšmes, tarkim medžiaga tai būtų PVC, tada išorinį diametrą, tarkim 160 ir vidinį diametrą, tarkim būtų 151 ir kaip matote, išsiskleidė paaiškinimo langelis, kuriame matome, kad jeigu diametras yra vidinis 151, tai vamzdis yra su 4,7 mm storio sienelėmis. Aišku, vidinį diametro matomumą išjungsime, nes šitie diametrai matytumis sulipę vienas ant kito, vieną iš jų reikėtų išjungti, padaryti nematomu. Ir programa sukuria identifikavimo tašką, tai yra blokas, irgi su savo atributais matomais. Ir šis blokas yra truputį kitoks, tai yra
dinaminis blokas, atsiranda rankenėlės, kurių pagalba mes galim stumdyti atributus, anotacijas, o pats blokas išlieka sąlytyje su linijiniu erdviniu objektu. Redaguokime plotinio erdvinio objekto savybės. Įveskime atitinkamas reikšmes. Nurodykime medžiagą, tarkim mūrinis. Čia vėl matome iškrentantį paaiškinimą. Tada paskirtį. Ir OK. Irgi galite anotacijas stumdyti, kur jums patogu, kad neuždengtų kitų erdvinių objektų. Toliau skaitopė yra tokia linijiniams ir plotiniams objektams. Erdvinio objekto savybės yra išsaugomos tokioje nematomoje X-data struktūroje. Ir jeigu mes nutrintumėm identifikavimo tašką, vis tiek šitas linijinis erdvinis objektas turi išsaugotas savybių reikšmes toje X-data struktūroje. Ir jeigu suaktyvinsim erdvinio objektų savybių tvarkytuvę, matome, kad visos reikšmės vėl yra kaip ir atkurtos. Galime vėl šitą atkurti identifikavimo tašką. Toliau, kas liečia savybės erdvinių objektų, ypatingai linijinių objektų, tai linijinius objektus skaidyti reikėtų su šita komanda, skaidyti linijinį erdvinį objektą, kuri šitą linijinį erdvinį objektą išskaidys į dvi dalis. Nurodysim vietą, kurioje vietoje reikia išskaidyti, taip ir yra sukūriami jau du atskiri erdviniai linijiniai objektai. Skaitopė negalima kopijuoti linijinių erdvinių objektų, todėl kad yra padaryta programinė sąsaja tarp identifikavimo taško ir tarp linijinio erdvinio objekto. O nukopijavus, ta sąsaja irgi kopijuojasi ir gali iškilti įvairių problemų. Toliau yra galimybė nukopijuoti erdvinio objekto savybės kitam linijiniam erdviniam objektui. Tarkim, aš turiu nusibraižęs, kad ir kažkokį čia bordiūrą nubraižysiu, galima nukopijuoti savybės šitos linijos šitai bordiūro linijai ir bordiūras jau kaip ir pavirto į buitinio nuotakyno erdvinį objektą linijinį. Aišku, čia ne tik tai, kad į bordiūro liniją, čia jūs dažnai įprasta yra, kad yra braižoma nulinėme sluoksnyje, ten su pradiniais nustatymais, tiesiog sujungiamos linijos nuliniam sluoksny ir po to, jeigu yra daug pasikartojančių tų pačių erdvinių objektų, jūs galit kopijuoti jų savybės į šitas linijas.